Labadiena, mėly mano Facebook'o draugai ir Patreon kanalo žiūrovai. Sveikinamės mes abudu su Brunetė iš Kulautuvos miško. Ir Patreon'e šiandien paliesime vėl senatvinės demencijos temą. Mūsų protelį užmušinėja ne tik tai gulėjimas ant sofos, skrolinimas, tiktoko ar ten torčiukų valgymas, bet ir kai kurie medikamentai, kas mane labai nustebino beje. Ir aš nebejoju, kad tų medikamentų bent jau pusė tikrai yra pusė Lietuvos žmonių vaistinėlių ir kad nenorom mes neužmušinėtum savo protelio, pakalbėsime apie tai Patreon'e. Taip pat, kadangi tema nėra labai ilga, aš ten be tos, žinot, tokios tiktokinės intrigos, kad klausykite iki galo būtinai, padėkite laiką ir pasirašykite, tai yra prisirašykite dar apie kavos poveikį. Būtent senatviniai demencijai ir kardiovaskuliniai sistemai. Labai norėčiau uždėti tokį taškelį ant šitos temos, nes taip ir neaišku, turbūt ir dar bus kokius 500 metų neaišku, kava gerai ar blogai. Tai žodžiu, ar gerai ar blogai, kam gerai, kam blogai, kokios dozės gerai, kokios jau yra pavojingos, nuo ko gydo ir nuo ko ne. Iki pasimatymo Patreon'e.